esame Alytuje. Čia šiandien atvykome į Alytaus profesinio rengimo centrą. Keliausime į vidų, pašnekinsime įmonės direktorių Vytautą bei Panasonic įrangą sumontavusios įrangos atstovą Liną. Na ir kodėl mes atvykome čia? Nes tai yra visiška sėkmės istorija apie tai, kai profesinio rengimo centras investavo, atliko nuostabų projektą ir jie jau turi gerus rezultatus, kodėl šis projektas buvo sėkmingas. Keliaujame į vidų. Tai sveiki gerbėmėjai. Labą dieną. Smagu, kad turime galimybę pasikalbėti apie šitą jūsų sėkmingą projektą. Tai iš tikrųjų norėtume ir žiūrovam papasakot apskritai apie pačią idėją. Kokia buvo pagrindinė užduotis? Profesinė mokykla tai ta institucija, kuri daugiausia švietimo srityje suteikia daugiausiai praktinių įgūdžių mokiniams. Ir labai svarbu, kad mes turėtume kvalifikuotus mokytojus ir turėtume infrastruktūrą, kurioje mes galėtume ugdyti praktinius įgūdžius. Bendruomenė ieškojo sprendimų, kaip įgyvendinti naujas mokymo programas, tokias kaip ir elektriko, atsinaujinančios energijos įrangos montuotojo, ir priėmėm sprendimą, kad taip, mes turim laboratorijose turim atlikti tam tikrus darbus, bet labai svarbu, kad matytum tą pridėtinę vertę ir ypatingai mokiniai galėtų matyti pridėtinę vertę reguliuodami ir dirbdami su tikrais aparatais, su tikra aparatūra ir matydami, kokia yra nauda ir mokyklai, ir tiem žmonėms, kurie čia mokosi. Tai dabartiniu metu turime 2 pastatus, kuriuose yra atsinaujanti energetika, kur yra pastatyti sistemos oras vanduo ir taip pat turime ir saulės elektrinių. Tai čia gaminam, čia panaudojam šildymui ir karšto vandens gamybai ir tai yra tikrai labai svarbu ir džiaugiamės, kad ta idėja mus aplankė ir kad mūsų bendruomenė tikrai šioje srityje padarė labai daug. Vėlgi, kalbant apie pačią įrangą, gal tada mes Linai paties galim paklausti. Tai yra Panasonic šilumos siurbliai. Mūsų įmonė dirba būtent su jais. Ir kai sužinojom poreikius užsakovų, tai pasižiūrėjom, ką galim padaryti, ką galim pasiūlyti ir pasiūlėm būtent tai, kas mūsų nuomonė buvo geriausia. Tai yra mokymo centre, kur yra laboratorijos, ten yra gaminama šiluma, 2 šilumos siurbliai, akumuliacinės bačkos sumontuotos ir esant galimybė, jau kai labai stiprų šalčiai užpuola, tada jie gali įsijungti centralinį šildymą. Skaičiam, kad tarkim prie -25 laipsnių jau jų taip ir neturėtų užtekti ir nėra poreikio tokių galingų statyti. O bendrabutyje mes sumontavom 4 šilumos siurblius pagal bendrabučio dydį. Ten taipogi gaminami 2000 litrų karšto vandens, tie patys šilumos siurbliai gamina. Ir kiek suprantu, tas poreikis yra irgi pilnai patenkinamas. Tai Vytautai, kalbant apie jau rezultatus, ar jau turit paskaičiavimus gal procentais, kiek pavyko šildymo sutaupyti su Panasonic šitais sprendimais, kurie čia įdiegti ir su ankstesnė situacija, kada viskas būdavo tiekiama iš centrinių tinklų? Kaip minėjau, mes turim elektrinę, mes turim šilumos siurblius, ir oras ir oras vanduo. Tai netgi, kadangi ir naudojam mokymo procesui, tai galbūt net galėtum apsieiti su mažesniu kiekiu, bet mokymui reikia visko, bet jeigu mes analizuotum, o kokia nauda, ekonominė nauda, tai šiandien galiu aiškiai pasakyti, kad dirbtuvės yra šildomos, pramonės ir prekybos skyriuje šildomos visiškai nemokamai. Oho, geras. Nes mes turime elektrinę, kuri gamina elektrą, mes turime siurblius, kurie paverčia elektrą šiluma ir taip pat karštas vanduo, viskas tvarkoj. Netgi bendrabutis, kuris taip pat naudoja šilumą pagamintą siurblių, sistemos oras vanduo, taip pat didžiąją metų dalį mes bendrabutį šildome nemokamai. Super. Ir kaip minėjau, tie pinigai yra panaudojami kitų labai svarbių projektų įgyvendinimų mokykloje. Jeigu žiūrim į ateitį, taip mes labai norėtum būti nepriklausomi. Mes jau dabar kalbamės komandoje, kaip čia turėti kaupiklius, baterijos, taip. Super.
kaupti, dar efektyviau panaudoti elektros energiją ir dar turėti daugiau elektrinių, kad taptume visiškai nepriklausomi nuo kažkokių tai išorinių tiekėjų arba išorinių nepalankių veiksnių. Linai, o jum patiems vėlgi gyveninant visą projektą, kaip jūs apskritai jaučiatės pačioj pradžioj ir va dabar, kai jau turit rezultatą ir kai mes kalbam apie gerus rezultatus? Rezultatas be abejo džiugina, tai nebuvo pats pirmas jau mūsų toks didelis projektas. Esam dirbę su panašiaus dydžio sistemomis ir anksčiau, bet šitas projektas mums irgi turėjo savų niuansų, buvo iššūkių, mes juos sėkmingai išsprendėm ir jeigu dar ateityje jų bus, tai telefonu mes nekeičiam numerių, jau labai seniai, visada galima prisiskambinti ir mes tas problemas sprendžiam. O kalbant apie pačius Panasonic siurblius ir šią situaciją, esminiai jų pačių privalumai, ar ne, kaip jūs patys, nes didžiulės patalpos, didžiuliai, man taip apskritai yra naujovė, kai tokio dydžio patalpos yra apšildomos. Taip. Čia viskas priklauso nuo teisingo projekto. Teisingai suprojektuoti, teisingai skaičiavimai ir atitinkamai teisingai parinkti siurbliai gaunasi ir tada nebūna problema. Kaip dabar direktorius sako, jau patenkinti rezultatais, tai ir mes tuo pačiu irgi labai džiaugiamės. Šiaip aš dar norėčiau mūsų žiūrovam priminti, mes iš tikrųjų esame Vilniuje buvę Panasonic naujajame mokymų centre, tai kas nematėte, tikrai galite atsisukti prieš tai mūsų buvusią vienoje iš laidų, tikrai tą rasite, kur patys Panasonic irgi, jie šviečia, kaip sakyti, ir visuomenį, ir apmoko rangovus, kaip teisingai, nes teisingas sumontavimas po to yra, kaip sakyti, lengvas ir gyvenimas be problemų su to šildymu. Panasonicas rūpinasi savo, kaip sakant, ne tik darbuotojais, bet ir montuotojais. Esu buvęs ir Švedijoje, ir Paryžiuje seminaruose esu buvęs, ir jų naujam centre taipogi esu buvęs. Ir jų gauti informaciją tikrai nėra jokių problemų. Viską mes gaunam, viską mums pasako ir mums pačiam nuo to tikrai daug lengviau dirbti yra. Nes kai orientuoja situacijoje, visada yra lengva. Patirtis, aišku, savo duoda, bet ta laiku ir teisingai ateinanti informacija mums taipogi labai padeda. Tikrai džiaugiuosi, kad pirmiausiai buvo stiprūs projektuotojai, kad jie paskaičiavo labai aiškiai ir tiksliai, kiek reikalinga energijos, kokie turi būti galingumai. Savo mokyklos komandai tikrai džiaugiuosi, kad buvo parengta tinkama specifikacija, kad buvo viešieji pirkimai ir galėjo, ir tada jau man atsiranda ir džiaugsmas, kad atėjo šita organizacija, visų pirma dėl to, kad laikėsi terminų ir dėl to, kad jie neužmiršo mūsų po atliktų užduočių. Tikrai taip, nuolatinė konsultacija, taip, jie mokė mus, kaip mes turėtume prižiūrėti, kad mes išgautum pačią geriausią ekonominį efektą ir kol kas, tikrai aš galiu labai drąsiai ir atsakingai sakyti ačiū už tai, kad mes dirbome kartu ir ateityje taip pat, manau, turėsim dar ne vieną projektą. Jūs turėsit pasistengti, kad pas mus ateitų, mes taip pat turėsim pasistengti, kad tai būtų vieša, efektyvu ir stipru. Reiškia, nebereikalo mes stengiamės. Ir toliau stengsimės lygiai taip pat. Mums buvo puikiai patirtis ir toliau mes juos semiamės su jūsų pagalba ir manau, bendradarbiausim sėkmingai toliau. Tai gerbėmėjai Vytautai, Linai, iš tikrųjų tikrai dėkojame už laiką, už šitą gerą istoriją ir tikrai mes patys irgi raginame visą, turbūt viešąjį sektorių, kiek įmanoma efektyvinti, ar ne, savo visas išlaidas, sakysim, vėlgi ir rengti tokio tipo projektus. O jums, Vytautai, tikrai ir jūsų visai organizacijai linkime kuo didžiausios sėkmės, net nebijojam, kad jau įgyvendinus šį projektą niekas nebebaisu, turi daug patirties naujos. Tai lygiai taip pat ir Linai pačiam su jūsų visais projektais linkim kuo didesnių iššūkių, kad dar labiau būtų galimybė pasistiepti ir kažko išmokti. Ir džiaugiamės iš tikrųjų, kad ir Panasonic čia, kaip sakyt, sužaidė labai stiprų vaidmenį, nes jų irgi dėka mes turim tokį rezultatą, kokį turim. Tai reiškia efektyvu, tvaru, ir taupomi yra visų mūsų piliečių pinigai. Tai yra labai labai svarbu ir labai gražu.